Prieš keletą metų telecentras sugalvojo, kad reikėtų pastatyti saulės elektrinės, kad aprūpinti visą įmonę elektros energiją. Taigi pradėjom projektą ir jau šiuo metu turim 8000 kW instaliuotų saulės elektrinių 10 vietų. Vos per 4 metus gerokai išaugo eksploatuojamų saulės elektrinių galia. Taip pat smarkiai išaugo ir sugeneruojamas elektros energijos kiekis. Pirmoji pilotinė 500 kW saulės jėgainė buvo įrengta šalia Molėtų televizijos bokšto. Vėliau saulės jėgainės buvo pastatytos Alytuje, Raseiniuose, Telšiuose, Plungės, Šiaulių, Telšių, Šilalės, Anykščių ir Kauno rajonuose. Ir čia va dabar mes esam Sitkūnuose. O Sitkūnai žymus tuo, kad, kaip ten mato toli, tai mūsų objektas, iš kurio buvo transliuojama ir yra transliuojama radio laidos visai Lietuvai ir labai toli aplinkui. O šita elektrinė yra pati didžiausia, tai yra 5000 kW galios. Ir jinai yra ypatinga. Tai yra, kaip matot, visi stalai yra orientuoti iš pietų į šiaurę ir visi moduliai pasisukę į rytų pusę ir per dieną jie visi nusisuks į vakarus. Visos kitos mūsų elektrinės yra paprasti stalai, pastatyti 305 laipsnių kampu į saulę. Ir palyginti šitą elektrinę yra apie 20% efektyvesnė. Švaria saulės energija maitinami naujieji valstybiniai duomenų centrai bei kita telecentro infrastruktūra. Saulės jėgainės leido sumažinti telecentro emisijas 3,5 tonos CO2 per metus. Artimiausiu metu numatoma dar labiau padidinti saulės jėgainių galią iki 9,5 MW ir taip dar labiau sumažinti energijos, gautos deginant šiltnamio dujas generuojantį kurą, suvartojimo apimtis.